Europoje kiek tik nori, rink braškes ar skink geltonus bananus. Šeimininkai tokie meilūs, tokie visi doriai, kol jiems dirba lietuvaičiai už menkus gražius. O kaip myli, nes visi Europą plačia. Ten jau išvažiavo pusė mūsų Lietuvos. Lietuvaičiai vienas kitas smaugė stačia ir nepagaili lietuviškos gudrios galvos. Mūsų eurodarybininkai pluša, deras, lygstas, kad tik mūsų lietuvėliai būt geriau. Vieni nori jau parduoti žemę, kiti pyksta, bet už viską mes turėsime mokėti brangiau. Europos Sąjunga daug pažadėjo žemės ūkiui paramos. Iš mūsų įsidėrėjo, kas jiems naudinga ir produkcijos švarios. Staiga girdžiu, jau pažada jie žemės ūkiui nebetesės. Iš pažadėto žemės ūkiui paramos tik 1/4 pridės. Ir iš mūsų tik švariausia produkcija ten veža. Į Europos Sąjungą seniai pilnu kodu. Trečiarūšėm atlieko mes gaunam gražą su PVM, su konservantais ir su kempinlygės priedu. Kiek dar lygsis ir dėrėsis tie išminčiai mūsų, kiek tas visas triūsas mūsų Lietuvai kainuos, o tos gautus aparto žemės ūkiai pinigėlius didesnę dalį valdžios vyrai į savo kapšus įsipilos. Greit visi mes europietiškus pasus didžiuosi, europietiškais pasais didžiuosimės, bet tėvavardžio, bet tautybės, tik kodas įrašytas bus. Negada darbą čia Europos Sąjungai darbuosimės, europietišką ranką ant savo peties kiekvienas pajus. Vot ir lietui saurų iškėlėm šaunės vestuves. Tik ar karštas bučinys nedegins tuščio skrandžio. Ta begalinė meilė, kur jaunavedžius nuves. O kas mums daro? Nuraminti nuovargiui po taurelį brendžio. Myliu Lietuvą, nes kažkur prie Vilniaus sako, pats gražiausias dangus Europos vidurys. Ir kam tada ieškoti pasaulyje klaidos taką? Ir kam gi belstis mums į svetimas duris? Einam į Europą. Išvadavomės tėvynę iš okupantų rankų. Kodėl taip biednai gyvenam, niekaip nesuprantam. Nekalta mūsų tėvynė, kalti jos vadovai. Jie nenori vadovauti, bet sėdi kaip ponai. Ir vis galvoja, kaip apmulkinti žmogelį, kad jis nedėjuotų, kad kentėtų pasislėpęs, kaip į liepų šluotą. Dabar ponai suka galvos, kaip žemės parduoti. Paskutinį kaimo žmogų nuo darbų vaduoti. Tada mes visi lietuviai sudarysim kuopą, visi kelnes pasiraitę, eisim į Europą. Nors kišenės mūsų tuščios, bet bus galvos pilnos, gaila, kad neliko dusto, dar užpuls ir glindos. Į Europą. Jei Europa mums padėtų, visas bėdas nugalėt padėtų. Ūkininkams nereikėtų dirbti, jie kaip ponai baliavotų ir dėl nieko negalvotų. Gal Europos ir nereikia, tik tiesos mums kelio reikia. Jei tik Seimas panorėtų, mums Europos nereikėtų. Į Europą tiesus kelias, o melagiams šviesus kelias. Viską jie privatizuoja, į Europą vis važiuoja. Aš atsisėdu, Alemelė. Zenina Jurevičiūtė. Aš paskaitysiu keletą tokių labai trumpų, kadangi čia moteris poemas jau skaitė beveik, tai turiu teisę keletą mažų tokių bandymų paeiliuoti. Oi, kaip myliu aš Europą, nors kalbų jos ir nemoku. Tik girdėjau, kad Paryžius laukas toks, kur sėja ryžius. Aš Europą klausiu, myli ar nemyli, dar nežino niekas, ką jie atsakys. Kartais žada meilę, kartais tik patyli, gal nedrįsta drožti tiesą į akis. Labai myliu aš Europą, bet dėl vieno širdį sopa. Kaip iš jos ką nors išpešti ir namolio parsinešti. Jei reikės ir jai ką duoti, tuoj pradėsiu aš dėjuoti. Esu biednas, neturiu, Lietuvoje nėra kvailių. Tai čia tas opa mums visiems matyt labai patinka.
Opa, mes jau dundam po Europą. Ir po vieną, ir zasranais. Interpolas mus ten gano. Labai mylim mes Europą. Mylim taip, kaip mes ten mokam. Na ir dar tokie. Oi, ar jūs girdėjote čia visi tie trečiokai, kurių dauguma yra, ką pasakė Vaižgantas apie lietuvius? Ar girdėjot, ką jis sakė? Ar girdėjot? Ne. Kai aš jums pacituosiu, ypač žodžiui. Jisai sakė, na jau tie lietuviai tai tikri padlecai, bet vis tiek jie mano broliai. Tai va dabar aš čia jau pasinaudodama to Vaižgantų posakiu. Tie lietuviai, tie padlecai, Vaižgantas taip mus vadino. Į Europą įsiruošėm iš sovietinių šiukšlynų. Rėkiam, kad Europą mylim, skubam batais 7 myliais. O Europon, kai įžengiam, mes vėl padlecais virtę žvengiam. Laukas gimė, laukas dvės. Mes padlecų giminės. Ir jeigu galima, dar tokį mažutėlį. Tų ambicijų pas mus, kaip pas šunį blusų. Mums Europos milijonai lygus centams mūsų. Esam didus patriotai, tik tai pykstamės su protu. Čia tokia mažutė užuomina, jūs žinot apie ką. Kad reiškia, kai kurie mūsiškiai mano, kad ir tie milijonų 1/4 sumos, kurie mums skiria Europą. Atseit, nors tai yra daug daugiau negu Lietuvos vyriausybė gali skirti žemės ūkiui, jūs tą žinot, taip? Tai vis tiek atseit niekam tikęs daiktas. Aš galvoju kitaip, aš manau, kad reikia imti tai, ką duoda ir džiaugtis tuo. Aš čia politikavau. Į Europą gišuoliuojam, lyg negyventume Europoje mes. Nors tas prakeiktas žodis sąjunga, mums jau įgrisęs iki čia. Būsime laimingi, aprengti ir sotus, jei įstosime. Vargsim vėl ir aimanuosim, jeigu ne. Taigi bėkim, stokim, šuoliais lėkim, juk laukia mūsų sėkmė. Gal nežinia. Estija, Slovenija ir Čekija tai labiausiai abejingos šalys, nes jos jaučia, gerai žino, mato, kad ir be ES gyventi gali. Nežinia, kas čia išloš, o kas praloš. Jau daug kur pralošėm, brolyčiai. Todėl žiūrėkime akylai ir įdėmiai, kad nepražūtume netyčia. Mūsų 12 vyriausybė nekvaila, renkas aukso vidurį mūsų Lietuva, nors pensijos kasmet neindeksuojamos, bet kad didės, nuolat mums akcentuojama. Mūsų prezidentas jau visai nukaršo, Mykoliukas greitai bus toks pat, gi tie jaunieji visi snarglė, visai jie neskubėtų stoti į ES. Taip ir tampysimės lyg Krylovo kvartete. Reikia ieškoti vado savo Rusijoje. Ten lyg nuo senų gimsta vunderkindai, visai ne taip, kaip atsilikusioje mūsų Lietuvoje. Neilgai džiaugsimės savo tauta. Juk pripažinti reikia, nyksta Lietuva. Lietuviškos gražuolės nebegimdo jo vaikų, o intelektai visai bėga iš namų. Vieni į USA, kiti kitur, kad tik iš Lietuvos, kad tik svetur, iš ten sugrįžta tik tada, kai deportuoja, galvų jie nesuka, į kur tauta žygiuoja. Taip, kad nebeaišku, ką daryti. Juk tu jaunesnis, tai gal patarsi mums brolyti. Iš kurgi pensininkui gauti pinigų, niekam nemotai, nes vyriausybėje sėdi litais aptukę šmotai. Jiems būt Europos Sąjungoje ar ne, nebėra skirtumo jokio, ne problema. Ne veidrodis jų kaltas, kad veidas nedailus.
kalti neaukšti Europos Sąjungos standartai, būsi kaltas tu neprotingas Lietuvos žmogus, kuris neišmanai, kaip organizuoti turizmą bei stupėtakius gražius. O žemdirbys įstojus į ES, ką jis darys? Nereiks jam sėti ir akėt brolyt, nereiks daržų ravėt, valyt, už viską jam apmokės matyt. Tad žemdirbiai pasaulin važinės, jie pramogaus, jei žinoma pavalgyti iš kur gaus. Jų žmonos puošis nuostabiausiais kailiniais, mylės kitus, o ne savus, eis po velniais. Tai gal mėginkim, tai gal stokim ir veltui protų neeikvokim. Nebus plėšikų ir vagių, nebus korupcijos ir kontrabandos, visur klestės vien dorosios komandos. Vaikai turtuolių Lietuvos galės juk mokytis ES šalyse. Tai Lietuvai savųjų pedagogų nereikės. Mūsų aukštosios mokyklos neaišku, ką darbuosis. Galbūt ten viešnamiai didingi suklestės. O sąvartynas vėl bus pilna vargšų. Biedni vaikai į mokyklas tai eis, kas neeis. Nebevežios jų geltonieji autobusai, nes nekursuos. Taip pasidžiaugia sąjunga Europos, visi vėl liksim postuose savuos. Tai Lietuva žydėk. Vida Šimanskienė. Lietuva skambės tautų brolyjui. Jau skambėjo. Lietuva žydės ir tiesa ir šviesa lyg nužydėjo. Lietuva Europos bamba labai gražiai skamba. Mes gyvenam kaip seniau, nors ir nusipelnėme geriau. Dirbam, plušam dėl kitų, kam šiam gyvenime sunku. Kai kas valdo milijonus, o senieji nesukrapšto nei batonų. Be tulytų ir be eurų. Lyg gyventi būtų bjauru, rėdomės Europos padavėtais apdarais, buvę lygus ir nelygus, važinėjam trandalietais įvairiais. Pučia vėjai iš rytų ir vakarų, mums nemotais, aukščiau bambos neiššoksi, nei su vyža, nei su botais. Mylime Europą iš tiesų, tai žemynas, kuriame gyvenam, aš ir tu. Susivienyk Europą. Šauki valsą, polką ir galopą, visi opa, 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 rateliu aplink Europą. Ževuzem, tave myliu, rylio, lansajėdas, Lietuva žydėk Europoj, kaip gražiausias pievų žiedas. Čia taip nusprendė, važiuoju, mes pasišmaždėjom, va visi. Macnesnių parinkt. Macnesnių. Dabar ant greitųjų kušlėje yra. Nefilmuokit, kol nerandu. Aha. Tai gal visą perskaitysiu, man reikia. Opa, opa į Europą. Vieni eina, kiti joja, treti traukiniu važiuoja, Landsbergis lėktuvų skrenda, Paksas vietos savo neranda. O seimūnai, storidėlis, minkštimus savus pasėdę, šaukia reikia į Europą, greičiau vyrai, stokit opa. Ten Strasbūre laukia broliai, jų seifuose milijonai. Kai tik juos tauta pasieks, milijonai mums birės. Atsiimsim Viljams naftą, jos turėtų mums pakakti. Jei atgausim telekomą, Parmai duosim milijoną. Žemės ūkis suklestės, karvės silusonėjės, pienas upėmis tekės, nes iš Alpių gaus žolės. O kriuksytės mūsų mažytės duos skanios šviežios mėsytės, nes ją šersim ananasais, vynuogėmis ir bananais.
gal olandai duos gėlyčių, tulpių ir rausvų rožyčių, atsiųs belgai narkomanų, jie už mus geriau išmano. Vokiečiai drūtis sušėlę, atridens alaus statinę, bitė trinkelį, jie sakys, tai bavarų derinys. O italai makaronų atgabens 100 vagonų, užkabins mums ant ausų, kad nebūtų eit baisu. Ir ispanai bandabulių į parlamentą atgins, kad seimūnai nesirietų, ragai šaunus jiems kasys. Iš šampanės vynuogynų mums atveš burgundų vyno, jau prancūzai negailės ir taures visiems padės. Tai bus gera mums gyventi, dirbti nereiks, reiks tik tai gerti, tai skubėkim, opa, opa, kuo greičiau mes į Europą. Gal mes išeinam tartis, ar ne? Komisija išėjo. O jūs tada pasivaišėjate, jūs dainuojate. O, aš nemėstu. Prašom sėsti vis jaukiau. Pirmiausia, tai norėtumėm padėkoti jūsų poetų mėgėjų klubui Žingsniai už tai, kad suteikėte mums progą pasiklausyti įdomių eilėraščių, kurie buvo su humoro forma. Ir džiaugiamės tuo, kad užsimezgė mūsų draugystė ir tikimės, kad ta draugystė plėtosis toliau, neužsibaigs šią vienintelę popietę. Ir norėtumėm jūs apdovanoti. Be prizų niekas neišeis iš šios salės ir Judita, prašom paskelbti. Taip. Sveikinam Onutę Jasaitienę. Sveikinam Vilija Užmiškienė. Ziną Degutytę sveikinam. Sveikinam poną Gediminą Valskį. Sveikinam ir Ireną Tamošaitienę. Jadvina ant Jadvyga. Jadvyga. Sveikinam ponę Jadvygą. Atleiskit, kad pavardės neatsimenu. Taip pat sveikinam Eleną Remeikienę. Taip pat sveikinam Zenoną Jurevičiūtę. Sveikinam Janiną Urbonavičienę. O dabar prizinės vietos. Nusprendėm, kad šie eilėraščiai buvo patys pačiausi, europiškiausi ir taip toliau. Ir trečiąją vietą norime skirti Vidai Šimanskienei. Antrąją vietą mūsų komisija vaikų nusprendė skirti Ausmai Valčatskienei. O pirmąją vietą visų mūsų simpatijų susilaukė Marija Maškauskienė.
Tai gal dabar ir pasidarysime dar nuotrauką, ne? Tai ką turbūt visų poezijos mėgėjų vardu norisi padėkoti jums, mėly, kaip sakant, salvės nariai, už labai gražius prizus, pritrenktos turbūt moteris, ar ne? Labai gražu buvo. Ir jūs gražiai paskaitėte ir gražus prizai už tai yra. Dabar aš tiesiog nežinau, aš tiesiog būtų labai malonu padaryti gal visų pirma bendrą nuotrauką kartu su prizais ir kartu su jumis. Ir šitą nuotrauką norėtumėm laikraščių. Nu kam reikia filmuoti? O šito tai nesuprantu. Dėmesio.